30 metais, praėjus maždaug 20 metų nuo Šaulių sąjungos įkūrimo, jai priklausė apie 62 tūkstančiai narių. Skirtingų tų skaičių, bet turbūt maksimaliai didžiausias suradęs tai 88. Jo, dabar mes nepriklausomi jau kiek, nuo 20-mečiai, ne? Šaulių sąjungoje dabar yra kiek? 16, bet čia su jaunimu. Klausimas, kodėl tada geriau ėjosi negu dabar pritraukti žmonės? Tai dabar yra žymiai mažiau žmonių. Kaip savanorės irgi dar tarnavau, tokius klausimus visad užduodavau. Ar yra kažkas blogo gal su mumis, su organizacijom, galbūt mes nepatrauklus, gal kažkaip netaip komunikuojam, gal neįdomu kažką tai. Arba yra prastai su visuomenė. Tai va čia irgi tuos klausimus aš neatsakau. Nes kai kur yra iš tikrųjų prastai su žmonėmis, nes žmonės nepalaiko tos nepriklausomos tokios Lietuvos, kaip jinai yra dabar. Kiti akivaizdžiai matosi, kad laukia Ruso ir tų skaičius, kaip be būtų keista, bet blogėja situacija.